Sveiki, šiandien išplaukiu su baidarė pasiplaukiot. Apsistosiu iš kurioj saloj greičiausiai, dar nenusprendžiau kurioj, nes jų daug. Bandysiu pasigauti upėtakių arba ešerių. Čia laužo negalima kurti vasaros sezono, biški gaila, bet reikia laikytis taisyklių. Taigi plaukiam. Ilgai teko ieškoti vietos, nes čia tas ežeras labai populiarus Norvegijai. Tai biškiukai neįdomu, kad labai aplinkui daug žmonių, kiekvienoj salelėj beveik, bet ką darysi, kartais tenka ir taip stovyklauti. Tai va, šiokią tokią vietą susiradau, galiu parodyti. Nieko įspūdingo iš tikrųjų, nes pagrindinės tos salos didžiosios jau užimtos. Tai va čia bus mano kampelis. Šiokį tokį prieimą prie vandens turiu. Man pilnai užteks, manau. Ir čia turime mišką gražų visai, užuovėje. Nebus didelio vėjo, nes vieną pusę, kiek aš plaukiau ten toliau, tai labai didelis vėjas. Stovyklavietę įsikūriau, galiu parodyti, kaip atrodo. Taip, va, tentukas, čia kuprinė, šmutkės. Turiu pasitiesęs fomą, dar aišku eis miegmaišis ir pagalvėlė, kėdutė. Ir čia mano kajakas, vėliau plauksiu žvejoti. Čia vieta iš tikrųjų nebloga. Tik tai tiek, kad kiek pilotas, kaip ir minėjau, rodo, kad nelabai čia žuvies yra. Bet paplauksim toliau. Išėjau į miškelį pažiūrėti, ką gero turim valgoma čia. Ką matau, peraugusias pienės ten toliau. Čia turim nepilnai dar prinaukusias bruknes. Bet pirmai mačiau, buvo ir prinaukusių. O čia yra varnaugės. Jau kaip ir prinaukusios atrodo. Visai nieko. Badu tikrai nemirsi. Mačiau dar po. Turim ir mėlynių. Tai pasiskaninsim. Reikės vėliau prisirinkti daugiau. O dabar bandysiu plaukt žvejot, nes vėjas jau nurimo. Pats metas, manau.
upėtakis, bet ir tai gerai. Kaip tai čia apžiojai. Paleidžiam. Ką bandom toliau? Pirma reikia pasisukti paidarę kaip reikiant. Sušalau baidariai, nieko nepavyko pagauti, nu, ešeriuką pagavau nedidelį. Aplinkui iš tikrųjų šokinėjo gan nemažai upėtakiai ar palijos, tiksliai negaliu pasakyti, bet tikrai jau virš kilogramo. Ir echalotas rodo pilna žuvies aplinkui, bet jokio kibimo. Arba neturiu tinkamo masalo, greičiausiai neturiu tinkamo masalo. Tad bandysiu rytoj ryte dar anksčiau atsikelti ir plaukti pažvejoti. Žiūrėsim. Arba liksiu be žuvies. O dabar reikia kažką tai šilto pasidaryti. Kavos įsivirti greičiausiai. Nes sušalau baidarį. Vėjas yra didelis. Ir jau pradeda temti. Pasisemsiu vandenuko kavai. Kas skanaus visiems. O šiandien daugiau greičiausiai, kad nieko nebenuveiksiu. Eisiu miegoti, kelsiuos rytoj greičiausiai anksti ryte. Bandysiu dar pagauti žuvies, nes tikrai jos čia yra nemažai, tik tai kažkodėl tais nenori kibti, arba nemoku aš žvejoti. Viens iš dviejų. Dangus vakaro tai labai gražus. Geriant kavą labai gražu. Pasigrožėti yra ko. Labą rytą. Yra 5:30. Bandysiu plaukti pažvejoti. Yra vėjuota vis dar. Gal vis tiek kažkas tai pavyks pagauti.
Ne upėtakis, bet ešeriukas neblogas. Manau, paimsiu išsikepti. Taip. Na va. Nėra labai didelis, bet išsikepsim. Gaila, bet pavyko pasigauti tik tai šiandien vieną ešeriuką. Nedidelį. Bet kai jau nepaleidau, tai išsikepsiu. Negražu švaistyti maistą. Žuvis paruošta, biškį gal palaikysiu dar kokią 5 ar 10 minučių ir bus galima kepti. Šiandien vėjas nežmoniškas, tai bus įdomu kaip parplauksiu, nes yra dalis atkarpos grynai prieš vėją. Bus įdomiai. Žuvis iškepė, atrodo skaniai, paragausim. Karšta dar. O, kaip gerai nuo kauliuko nusijama. Skanumėlis. Gaila, kad tik tai vienas. Da, porą kokį galėjo būti. Būčiau pilnai pavalgęs tada. Žuvį suvalgiau, dabar eisiu pakuotis. Nedaug, aišku, čia tėra, bet vis tiek. Ir žiūrėsim, kaip seksis parplaukti, nes vėjas tai tikrai nemažas. Galiu išlysti iš palapinės parodyti. Tai čia dar mano meškerinė supakuota. O bangos matot kokios. Ja. Manau, bus smagu parplaukti. Daiktai supakuoti, viskas sumesta į kajaką, liko tik tai išplaukti. Žiūrėsim, kaip seksis.
kas pavėjui, tai visai normaliai. Žiūrėsim, kai reikės išplaukti prieš vėją. Galėtų visą kelionę tokia būti atgal dabar. Nesupykčiau. Pažiūrėkit, kiek ančiukų yra. Paplaukiu pro šalį. Gal labai neišbaidysiu. Pasislėpė. Į žolės įnėrė. Gaila. Na ką, plaukiam toliau. Jau beveik parplaukiau, jau matau savo mašiną priekį, tad čia ir atsisveikinsiu. Dėkui, kad žiūrėjot, kam patiko, paspauskit like, subscribe ir iki kitų kartų. Susimatysim. Visą.